Taigi sveiki visi jūs kanale Rytojaus žaidimai ir šiandien mes žaidžiam žaidimą, kuris vadinasi The Long Drive. Ir mes jį filmuojam vėl, todėl kad mes praeitą kartą sustojom va šitoj vietoj ir kaip matot mes ten turim kažkokią tai mašiną viršui, reikės ją pasižiūrėti. Ir turim dar vieną autobusą ir draugelį, kuris nori mane užmušti, bet aš turiu lopetą, jis to nežinojo, bet aš turiu lopetą. Ir čia aš kaip matau dar vieną mašiną priparkuotą. Tai pasižiūrėsim, ką mes iš vis čia turim. Tai visų pirma, tai aš noriu kažkaip tai pasidaryti taip, kad man nelagina. Žodžiu, kažką tai trupučiuką nusistačiau ir dabar tipo lagina trupučiuką mažiau. Gerai, pasižiūrim, okei, mes ten turim mašiną, matau. Ir pasižiūrėkim, okei, ar aš noriu vėl su autobusu važiuoti. Gal reiktų pabandyti man pasikeisti tą variklį. Mes čia, aš kaip matau, turim dar vieną autobusą. Ką čia? Čia tai nieko nebus. Man įdomu, ar čia, variklio tai mums, bet kokia atveju mes turim, okei, kūleris toks pat. Gerai, gal jama mašinas su autobuso varikliu, jinai turėtų būti žiauriai stipri tada. Benzas čia matau yra, tai autobuso aš manau neimsim, nes autobusas šitiem keliam jis nelabai tinka, nes pasižiūrėkit, kaip šitie keliai į viršų, į apačią, į viršų, tiesiog autobusas nepatempia. Tai imsim mašiną, tik tai man dabar ją reikia kažkaip tai nuo ten nustumti. Užsilipsim va tokiu va būdu su dėžėm. O, čia dar moca. Kur mašina dingo? Gerai, be mašinos važiuosim. Gerai, bet tai kur jinai dingo, Olė, nesupratau. Tipo, mes šitą tai turim. Šitos tai aš nenoriu. Čia jeigu įdėsim variklį, jinai užges iškart, nes jie radiatorius neįsistato. Tai perkaisim. Bet tai kur ta mašina dingo, nelabai supratau. Tarkim. Pabandysiu gal perkrauti žaidimą. Okei, perkrauju ir vėl ta mašina ten yra. Pabandom vėl užlipti, ar jinai vėl magiškai nedings. Okei, užlipom ir ta mašina nedingo. Okei, ką mes čia joje turim? Mes joje turim variklį, aš kaip matau. Okei, tai gerai, tai tada važiuosim su šitą. Man dabar reikia kažkaip tai nuvaryti. Čia turi dizelio. Ar mes ją galėtume kaip nors, ką žinau... Ar jinai turi benzo? Jinai turi benzo, bet jinai neturi tepalų. Reiktų ją kaip nors, ką žinau, pabandom. Jinai tiesiog nukris dabar. Davai, krisk. Bandyk. O, krisk. Gerai, nustumsim tuoj. Aba, nustumėmės tą mašiną ir jinai apsivertė. Tik man klausimas, ar mes imsim dizelinį variklį, ar mes imsim tą variklį, kuris yra tas V8, va šitas. Man įdomu, kuris stipresnis. Ir žinokit, pasidomėjau, kad pasirodo šitas variklis yra daug galingesnis. Tai mes jį tikrai dėsim, tada reiškiasi mūsų mašiną. Dabar jį kaip nors išimti ir reikia išsimegoti. Labas rytas, paimam šitą variklį. Ir reikia dabar į mūsų apverstą mašiną kažkaip įdėti. Ir kaip čia man dabar ją apversti. O! Stabdyk, rankinį. O, gerai, reiškia šitą išėmam variklį, va šitą variklį, o, kaip gerai atrodo, man įdomu. Čia senos Lados variklis, čia man atrodo yra, ką žinau, čia kažkoks žiguliukas, žodžiu. Man atrodo 7. Bet įdedam šitą variklį ir jis geriau tinka, negu jeigu mes įdėtume tą milžinišką autobuso variklį, va šitą, tai jis atrodytų, ką žinau, labai blogai, nes net labai tilptų. Bet kūlerį tai galim pasimti iš autobusų. Gerai, einam į va šitą pastatą, ką čia galėtume rasti. Einam, paieškosim gal su kažko nuvalyti tą mašiną, nes mūsų ta mašina žiauriai negraži. O turim nupurkšti ją galima. Ir graži tada bus. Taip, matot, prisiminkit, mūsų mašina tokia tragiška. Dabar mes, pabaražėjo dar labiau. O, balta. Dar kapota. Aišku, išlenda trupučiuką variklis su radiatorium, bet nieko tokio.
Nu, žymiai gražesnis mūsų mašiniukas, aš truputėlį duris nupurškiau. Ir reikėtų ko reikėtų? Pasimsim galinius autobuso ratus, o tokį gražų račiuką paimsim. Ir užsidėsim ant galinių ratų, kadangi, kodėlgi ne, visgi mašina žiūri taip juokingai atrodo. Bet gal geriau važiuos, nežinau, gal geriau buksuos. Bet va, tai dabar vienas ratas ir dar reikia vieno. Koks gražus. Padarysim, taip. Paėm šitą ratą čia. Nuimam. Kaip? Ką? Kur ta mašina dingsta? Aš nelabai suprantu. Kai pasilaudinau į šitą seivą, kad gal ta mašina dings. Gal čia dėl to, kad taip stipriai lagina ir jinai žiauriai tą mašiną čia nemėgsta, kai lagina. Tai jums tada reikia kuo greičiau visą tai paruošti ir išvažiuoti šitą. Žodžiu, šitą mašiną vėl viską padariau. Įdėjau variklį, užpyliau tepalų. Tepalų galima uždaryti, nors dar pilsim. Ir aš manau, kad galėtume mes ją perdažyti į violetinį, nes kažkaip baltai nelabai gerai atrodo. Ir aš čia mačiau dar cucaką, tai galėsim turėti 2 cucakus. Mes dar autobusą vieną turim. Ir, žodžiu, padėsim mes į kur nors tenais. Ir iš autobuso dabar paimsim... mūsų dar draugelis yra. Yra. Labai gerai, dar 2 turėsim cucakus. Tu nekrisk, sėdėk ant galvos, kodėlgi ne. Nes jie normaliai sėdėti negali. Susodinu gražiai, tai nukrenta iš karto. Paradau dar tepalų, galim dar 0,1 litrą įpilti, vis geriau negu 0. Užpylėm pilnai, čia galima uždaryti, su kapotu čia baigta, dabar čia yra beveik 8 litrai ir gal dar reikėtų pabandyti atrasti. Tai žodžiu, galim pabandyti perdažyti mašiną gražiai kaip nors. Ir man neužteko dažų, kad padažyti šitas 2 likusias dureles, tai žodžiu, turėsim 2 dureles baltas, gal kažkada rasim dar violetinį dažų ir bus galima iki galo nudažyti. Kaip mūsų mašina blizga, dar galima priekį trupučiuką čia su kempinė pašveisto, tai aš matau žiaurys nešvarus. Kaip naujas. Jis ir yra, man atrodo, dabar naujas, čia maksimali naujumo stadija. Tai galim važiuoti su tokiu mašiniuku, tik dar man reikėtų... nes babelą praeitą kartą pametėm. Mes pametėm. Tai žodžiu, sėdamės tada. 2 šuniukai čia yra. Ir aš manyčiau, kad galim važiuoti. Užsikuriam. Užvarom dar, gal ten bus mašinų ir iš mašinų gal kurą gausim. O šiaip aš nelabai ką noriu šitam name gauti. Stabdam. Čia mašina pabūk, aš greitai nulėksiu pasižiūrėti. Čia visgi yra 2 mašinikės. Gal čia bus kažkas tai gero, kai čia labai primaišyta. Čia vanduo, galim šiaip atsigerti. Lašiniai. Kai gerai. Tai gerai, tada einam link mūsų mašinos, pavalysim ją ir galėsim važiuoti pagaliau į kelionę. Pasigražinom mūsų mašinikę, trupučiuką ratus pavaliau. Galim važiuoti, užsidarom duris, atbulinį bėgį. Atbulinį sakiau. Mes važiuojam. Taip, mes praeitą kartą atvažiavom iš to kelio. Tai važiuojam tada kur nors, tenais. Važiuojam į kelionę, pagaliau. Čia trupučiuką užnešė. Dabar, kadangi turim tokią greitą... Čia, aš ant 1 pavaros važiuoju. Čia 1 pavara. Čia 1 pavara jau ant 100. 2 pavara. Čia tai variklis. Čia tai variklis jau ant 100. Kem varau aš. Čia tai nevaldoma bus mašina. Į kelionę vėl važiuojam. Kaip tai yra gerai. Čia galima taip gerai nukristi ant tokio greičio. Aš net nejungsiu 3 pavaros. Čia nėra tikslo jungti 3 pavaros. Mes... O ne, kas dabar bus? Kas čia ką tik Trupučiuką privažiuojam prie daiktų, reikia juos pasimti. Užgesinam variklį. Net cucakas prie lango pabėgo. Ką tu čia žiūri, sėskis, čia tai variklis, čia tai suprantu. Viskas išskrido. Kur yra dabar? Veidrodėliai, gerai. Žiūrim į galą. Gerai, kur dabar mano dar vienas veidrodėlis, man jo labai reikia. Mano visi veidrodėliai, veidrodėlis vienas. Bet tai, ar aš į tą akmenuką atsitrenkiau į ten? Tai kas čia tokio buvo? Tipo, aš į čia šitą žolę atsitrenkiau, ar kas čia buvo?
kad aš taip stipriai kažkaip, tai kas čia nesupratau net buvo. Gerai, važiuoju. Mes nesam formulės filme, prašau, raminkis. Prašau, atsargiai, važiuok! Gerai, pažiūrim, man kiek jinai gali greitai nuo 0 iki 100. Davai, stojam. Sustojam 0. Gerai, aš jungiu antrą pavarą. Važiuojam. Davai. Oi, tu kai varo, tiesiog. O viskas jau 100. Eik tu sau. O ne, dabar mes skraisi. Ai, ne, mes neskraidom. Va, dabar skraidom. O jetus, kaip mes lekiam. O jetus. Kas čia vyksta? Nerealiai, mes ant 100. O jetus. Kokie? Tiesiog, aš nesuprantu, mes skraidom. Va čia tai suprantu. Va čia tai. Kas vėl vyksta? Į ką aš tokio atsitrenkiu? Ok, normaliai. Užgesum, nustabutis. Čia kraujas. Susakai vėl ant žemės pabėgo, davai sėdėkit čia. Gražiai, kas ten. Ai, čia apkruvinta viskas, reikėtų man kažkaip pavalyti, žodžiu, važiuojam. Davai, važiuojam, kol kas gal man Šitose keliuose čia negalima greit važiuoti, nes kai tu greit važiuoji, matėt, kas ką tik buvo, tiesiog jinai mašina išprotėja. Paprastoji versija, kur kelias tiesus, tai tu gali važiuoti, nu tipo praeitoj versijai, tu gali ten tiesus kelias važiuoji savo, o čia tai tu turi taip atsargiai važiuoti. Tai čia taip nevaldoma viskas, pasižiūrėkit, kalneliai, posūkiai visokie, vat kas čia per posūkius ant greičio, tu jo tiesiog neišsuksi, arba tas, tu ten greičio tiesiog išskrisi. Tai čia negalima greit važiuoti, aš ant pirmos pavaros važiuoju. Man su autobusu buvo taip lėtai važiuoti, dabar aš suprantu, kad tai yra labai greitai. Tai yra per greitai, mano veidrodėlis iš proto išėjo. Eik tu savo, kas čia tai mašinai negerai? Važiuojam. Man reiktų laivo. Tai labai būtų gerai. Va, matot, kas vyksta, jinai į asfaltą lekia, tiesiog kas čia buvo? Gerai, užgesk. Ne iš proto išeina, tiesiog. Kai gerai, reikia susirinkti visus šitus savo dalykus. Ta mašina, aš nesuprantu. Raminkis. Kur veidrodėlis dingo? Ką tu mašina? Kaip tu čia atsiradai? Aš tave... Tu čia būk. Kur čia? O čia? Kokią vėlę tu čia nori nueiti? Gal reikia duris uždėti? Va. Ką tu ten? Gerai, netaisysiu aš to veidrodėlio. Būk ten. Tu kaip praeitoj serijai šepetukas. Užsispyrė ir būni. Nu tai būk. Būk, netrukdysiu. Būk tenai. Jo, būk. O, ten ten kitą pastatą turim. Žodžiu, susitiksim prie to pastato. Ok, ir žinokit, aš kadangi privažiavau prie tokių kalnų, aš kažkurią seriją sakiau, kad būtų įdomu pabandyti su mašina užvažiuoti ant tokio kalno ir ar iš vis pajėgtų. Tai kai mes turim tokį stiprų variklį, tai kodėlgi ne, pabandom, davai. Tiesiog, važiuojam į kalną. Kaip nieko! Ta mašina kaip nieko užvažiavo! Kas čia, ką tai? Kaip jinai tai padarė? Čia mano mėgstamiausia nuo šio mašina, jinai taip gerai varo. Bet nu tas variklis, jis nereal... Čia pirma pavara, jinai varė ant 100 kem. Ką tik varė ant 100 kem mašiną, čia pirma pavara, raminkis. Variklį, raminkis. Oi, ką mes čia sukūrėm. Čia galim išjungti variklį. Davažiuosim tikrai iki šito stabdo jau trupučių. Labai jau prasti stabdžiai. Gal dėl šitų dviejų didelių ratų prasti stabdžiai. Ok, turim ranką. Kodėlgi ne, pasimsim ranką. Pridėsim ją prie mašinos. Mūsų dabar mašina, jinai galėtų tiesiog reikia tas rankos prikabinti prie mašinos. O tai va, kažkaip. Padarysim mūsų, kadangi darėm mirties autobusą, tai čia bus mirties mašina, va. Ranka tokia bus. Ir kai atsitrenksim į kažką, tai ta ranka paduos labą. Labas, sakys. Labas, aš krabas. O, šlanga, nebaginta, o mano baginta.
Nebaginta! Būtent tada, kai man tos šlangos nereikia, jinai nebaginta. Kas tas pasim? Čia kompasas? Kokio velnio čia kompasas? Galim kur nors jį pasidėti, galim attachinti, va čia kažkur. Dekoruos mašiną. Padarom ją daugiau baltesnė, man atrodo, čia baltesnė dažai. Nei baltesnė gal trupučiuką gaunas. Tikriausiai, kad baltesnė. Padarysim ją pilnai baltą. Kai pilnai baltą, tai tada kitų dažai, kurie dažai, tai... Kodėl šitą mašiną, o šitie dažai žiauriai tokie ryškus, o šitie ne. Taip, norit pasakyti, aš kažkaip netyčia padažiau trupučiuką mašiną su šita balta spalva ir jie dabar balti. Ar šita vienintelė ryški dalis bus. Gerai, šitam nami nieko nebuvo įdomaus, tokia nereikalinga statelė, važiuojam toliau. Ir šitas variklis be galo beprotiškas. Man atrodo, galima su juo pradėti važiuoti nuo 4 pavaros. Aš 4 pavarą pajungiau, jis taip gerai greitėja su 4 pavara. Aiktų, man įdomu, tai jeigu mes su 2 pavara pasiekėm iki 100 km, tai kokiu jis greičiu gali važiuoti su 4 pavara? Reikėtų, kad nors protestuoti. Jis užkės. Kas taip matė, kad žiguliukas važiuotų ant 100 km per kokią 15 sekundžių įsibėgi? Kas taip tokiai užkėsam vėl? Važiuojam, davai. Davai, važiuok. Kaip ta rodiklė greit keičias. Įdomu, rodikliai man 0 padaryti, bet šitoje versijoje aš netestuosiu, nes vat kokie čia keliai, matot kokie čia tragiški keliai. Oi, va, čia reikia pristabdyti. O tai matėt, kas mūsų mašinai būna, jinai į asfaltą įvažiuoja. Ir aš pagalvojau, kas būtų, jeigu su šitą mašiną užvažiuotų ant va tokio skardžio. Aš pagalvojau, manau, šitas variklis tai sugebėtų padaryti. Ir dabar taip, balsuokite komentaruose, ar šitas variklis sugebės užtemti mašiną ant va šito kalno. Duodu 3 sekundės. 1, 2, 3. Gerai, bandom. Kai mes užsikūrė, 1 pavarą, davai. Mašina! Davai! Nereikia įsibėgėti, nes čia toks... Davai, važiuok. Gali, ne? Pabandom kur nors, kur lygiau, nes čia tai labai nelygiai. Kol kas nepaeina, kol kas man tas ne... Davai! Važiuok. Dar ne. Bet dar bandom. Ir kažkurio mano mašina nenori įsidėti durelius. Kažkodėl. Visur tikrinu, nėra to įrakinimo ženkliuko. Gal šitas trukdo gaidys, atsiknisk. Va! Tas, tu viską suvėliai. O ar jis nori atgal grįžti į savo vietą? Kaip matau, nelabai. Nusim. Paskutinį kartą duodu tau šansą. Viskas, atsibodu man veidrodėlį. Žinau, kad aš tave taip noriu išimti dabar. Kur tu čia slėpies? Nesislėpk. Eik tenai. Ant kalno. Gerai, bandom vėl užvažiuoti. Reikia čia atsargiau kažkaip užvažiuoti. Važiuojam. Neup. Nepaėjo. Ir reikia užvažiuoti. Davai, važiuok. Užvažiuojam. Opa! Čia tai surprizas, aš mačiau ten kažką. Opa, užvažiavam, važiuojam. Pasižiūrėt, kas ten per restoraniukas. Pažiūrėkim, kiek kurą išnaudojam. Taip normaliai šitas variklis valgo. Taip žiauriai normaliai. Kai išvažiavam buvo 10 litrų, dabar 6,7. Galim pavalyti kažką, tik abejoju ir labai reikia kažką tai čia pavalyti. Nelabai. Mums reiktų rasti gezo. Ir čia mes turim vėl Škodą. Vis garaže šią randu, kai pradedam naują žaidimą, bet čia yra variklis paprastas, čia kuleris. Reikėtų mums rasti benzą. Labai būtų gerai čia vanduo, čia kraujas kažkokio velnio. Violetiniai dažai, galim padaryti mūsų mašiną labiau violetinę. Žodžiu, išpirkčiau mūsų mašiną dabar, jinai šiaip rožinė, ši nifiga ne violetinė, man tas nelabai patinka. Bet reikia mums benzo rasti. Gal čia yra... Babela! Aš taip tavęs pasilgau, labas, varysim į kelionę. Reiktų jai kažkokį gerą vardą sugalvoti. Komentaruose parašykit, kokį jūs norėtumėt Bobelai vardą sugalvoti. O kol nesugalvojam, vadinsiu aš ją Bobelą, kadangi neturim vardo. Gerai. Būk tenai, palauk, kur mūsų šunys dingo? Vienas tai čia, aha, okei, čia
krito. Gerai, tai vienas šuo čia, o tai kur kiti tada? O tai palatai dingo vienas, reiškia kažkur. Čia nėra. Ne, praradom mūsų cucaką vieną, ne. Benzas, 12 litrų benzo, labai tai yra gerai. Kai 18,9 litrų. Einam dar pasižiūrėsim, kas va šitam čia galėtų būti. Alkoholis nuostabu, tiesiog man nereikia. Kas jeigu mums jį prisikabint prie mūsų mašinos? Vis tiek mes turim be galo galingą variklį. Ir šitą tikrai turėtų patemti, kaip man jį dabar čia paimt. Negaliu šio paimt. Kodėl? Žodžiu, tada pastumsim. Žinokit, pristūmiu trupučiuką arčiau ir šitas vis dar nesijama kažkodėl. Pabandysiu perėti vėl žaidimą. Kai perkroviu ir jis vis dar nesijama, kokią tu velnio nesijami. Gerai, nesimsim, tada eik šiknon. Ate. Gerai, reikia paieškoti benzo kažkur tai. Nors mes turim dabar, aš manau, pakankamai. Gerai. Dar tokį mašiną turim super surūdysią. Čia gal benzas? Jo, benzas, ačiū statinė, tu tokia gera. Taip, dar su kempinė reikėtų mums nuvalyti mūsų kraują šitą. Nuvalėm žymiai geriau. Dabar į vidų gal čia bus daugiau bobelų. Ir, tai iš tiesų tiesa. Turim dar vieną bobelą. Tai yra labai gerai. Ir žiūrėkit, aš čia šiukšlėse radau, tarp šiukšlių kepurę tokią kaubojaus, tai pasimsim būtinai. Ir iš šitos stotelės man gavosi užpilt beveik pilną baką benzo ir tai labai gerai. Iš kur čia buvo dar vanduo, man reikėtų vandens atsigerti, tas vanduo, kaip čia man paimt. Atsigėrėm, pavalgiam ir galim važiuoti toliau, čia buvo žiauriai gera stotelė, važiuojam toliau. Ir mes vėl varom ant beveik 140. 140. Žiauriai pavojinga. Ir žinokit, aš manyčiau, kad mūsų šitų serijų bus tikslas, tai surasti Lamborghini, todėl kad aš manyčiau, kad Lamborghini būtų žiauriai visai nice rasti, bet aš manyčiau, kad kai mes su juo važiuosim, tai jinai, kadangi yra sport car, tai pas ją gali būti žiauriai žema. O čia, kadangi tokios vietos, kur čia nereik žemų mašinų, tai čia gali būti problemų. Ir man šis įdomu, kur galėtų būti Lamborghini, nes kiek važiuojam, kiek randam visokių stotelių, nei vienoj nebūna Lamborghini. Ties tų žodžių radom kažkokią stotelę. Gesinam variklį, ant rankinio važiuojam dabar. Ir išlipam pažiūrėti. Čia mocas. Ką? Čia pienas? Kokia velnio čia? Aš galiu to pačiai geriu ir valgau. Kokia velnio mes kažką tik pamačiau savo akimis, ten pienas buvo. Galim dar trupučiuką pavalyti ratą. Lipam į viršų. Ir čia yra nauja padanga, tai gal mūsų kitų ratų padangos yra tragiškas. Ne, šito gerai, tai žodžiu. Čia tokia visai nebloga stotelė. Važiuojam toliau. Ir mes ten vėl matom kažkokį tai namuką, tai važiuojam iki ten. Ir mes privažiuojam prie šito namuko, galim užgesinti variklį, dar įdėsim ant rankinio važiuojam jau. Reikia iš anksto stabdyti šitą mašiną, man atrodo, dėl galinių ratų ne taip tragiškai. Reikia išsimiegot būtinai. Ir labas rytas, mes vėl tokia pat tamsu. Kai mes čia turim kopėčias, galim užlipti jomis. Ką mes čia turim? Turim baką, kuriame... benzas, paskui čia reikia numest kur nors atinai apačią. Tūlikas, galim atlikti savo reikalus, jeigu reikia, labai reikia. Niekada dar šitą kelionį nemėgom lovui, ar bandelį yra. O šepetukas, labai gerai, man kaip tik ten, aš mačiau, ratas yra tragiškas. Kaip mūsų ratas dabar žymiai gražiau atrodo. Tai tokia mūsų mašinikė. Ir šiam kartui aš manyčiau bus tiek, tai atvažiavame iki tokio namo, bus tiek.
Tai labai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš, Rytojaus žaidimai ir viso gero!